vyriausias Lietuvos arbitras Gytis Vilius išmeta ginčo kamuolį ir jį į savo rankas priima 60. Tad Kauno Žalgiriui potencialiai ši ataka gali net išeiti į naudą ir būtent toks pražangos interpretavimas, bet Mozesas Wrightas, jeigu nebe persverti rezultatai. Galbūt negu prieš kitas komandas atakuoja į žaidimą prasčiau, vos 35. Sprendimas buvo pakeistas. Bet kol kas Giedrius Žibėnas turėtų būti patenkintas tuo, kaip jo auklėtiniai bent jau stengiasi tas pražangas išnaudoti dar iki metimų. Puikus Francisko perdavimas Birutė. Ir čia Dustinas Slyva. Ir jo darbas gynyboje. Lyg šeštadienis nebūtų pasibaigęs. Francisko iki galo palei galinę liniją. Vokeris įsimėtys visi. Puikiai žinome, koks jis gali būti pavojingas. Kitoje barikadų pusėje tokių krepšininkų taip pat ne vienas ir ne du. Francisko Biručiui. Bet čia psichologinis spaudimas gimtajame mieste, žaidžiančiam aukštaūgiui ir sukėtinai. Pirmoje rungtynių pusėje dabar jo pirmasis tolimas metimas netikslus. Viljamsas Gosas. Kiek patirties, kiek turiu finalų sužaidęs krepšininkas ir tiek vis meta Dovydas Giedraitis. Ilgo, tad niekur nepabėkit. Ir jeigu Francisko prieš Igną Urbaną eina į baudos aikštelę, koks apatiškas šokis. Turėtų papildyti savo trofėjų kolekciją ne tik laimėtą taurę, bet ir naudingas Artiomas Parachuskis. O štai amerikiečio 6 baudos metimus. Vien pirmoje rungtynių pusėje. Francisko turi erdvės, stabteli ir švysteli. Vos ten sutrukdo Jelly Walkeriui. Čia koks perdavimas Mozesui Wrightui. Fantastinis Giedraitis. Ir čia Žalgiris kėsinasi visiškai pramušti, pralaužti šias rungtynes. Ir tai nesikeičia ir tik tai tęsiasi Mozes. Kuomet Žalgiris jau antrajame kėlinyje pirmavo 15 taškų skirtumų. Dabar šansas dar labiau padidinti tą persvarą. Francisko žingsnelis atgal. Tikrai negrįši. Čia vėl bandomas įtraukti Ulanovas į gynybą. Susikeitimo gauti nepavyksta. Žalgirio kapitonas prieš Caroliną. Tiesiog net nereikia. Ryto komanda turi 9. Speedy Smitho labai sėkminga trečiojo kėlinuko pradžia. Viskas savo rankose ir čia jis klysta. Tos gijos išslysta iš rankų po kelių sėkmingų epizodų. Žalgiris atsako tokiu įspūdingu, kokio jie taip ir nepademonstravo pirmoje rungtynių pusėje. Wrightas kiek dar? Sekundės Žalgirio atakai. Francisko lieka prieš Brunkę. Francisko po driblingo iš toli. Vyrukas, gali nevalgyti visą dieną, gali negerti dabar, kadangi yra Ramadanas, bet jam tai netrukdo dominuoti. Tu juokauji. Ryškiai aukščiausias visoje komandoje ir faktas, kad yra vienas iš tų krepšininkų, kurie galbūt ir susilaukia tokios nepelnytos kritikos, kalbant apie renkamus taškus, kalbant apie pataikymo procentus, bet jo nauda ir jo vertė komandai. Juventus. Žinome ir Ryto santykių su Džordžia Gagičiumi. Ir net 3 kartus iš eilės nei vienas klubas nėra jos laimėjęs. Dažnai Serbijoje 5 kartus paeiliui yra taurę iškovojęs Belgrado Partizanas 2008-12. Ir su 8 dėjimais Mozes Wrightas baigė savo dominuojantį pasirodymą Citadelė KMT finale. Laurynas Birutis antrojų bandymų įrašo rodiklius šiandien. Po 6 metų pertraukos Vilniaus Ryto pagaliau finale sulaukęs Kauno Žalgiris varžovams